Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Sveiki visi, čia ir vėl aš ralistas ir kalbam apie Ukmergės mini ralį, kol dar švieži įspūdžiai kartu su niekam nežinomu Giedrium Notkum. Labas, Giedriu. Labas, Ramūnai, sveiki, mėly žiūrovai. Tai eilinis mūsų podkastytis. jo susitikimas apie ralį, apie mini ralį, tai pradedančiųjų lygą, kaip jie auga ir kaip jie greitėja. Iš tikrųjų, galim pastebėti, kad kaip buvo prieš kelius metus ir kaip dabar, kokie atsirado pas juos greičiai, iš tikrųjų neįtikėtinai kai kurie bent jau dalyviai auga tokiais tempais, kad jau norisi juos netgi priimti į larčą. Iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi už mini ralį ir kas jame vyko ir kaip vyko, tuo neužilgai ir papasaksim. Jo, tai pradėkim iš pradžių. Kai ieškau informacijos, susiradau LASFO puslapyje, kad mini ralyje Ukmergėje yra 10 greičio ruožų ir 40 km greičio ruožų. Bet iš tikrųjų buvo 7 ir 30 km. Kažkodėl tai jis staiga sutrumpėjo. Jo, aš kalbėjau su organizatoriais. Tai jau pavasarį, kai buvo savivaldybės susirinkimas, Urėdas pasakė, aš padarysiu, kad to ralio nebūtų, čia sakė, žinai. Tai vienas iš greičio ruožų, kiek supratau, ėjo pro Urėdo namus. Tai Hebra nerisikavo ir tą greičio ruožą duoja. Ir iš tikrųjų labai jiem kišo pagalius ir ratus tas Urėdas ir nenorėjo, kad dalyvautų, vyktų ralis čia tose apylinkėse. Aišku, yra vieniem, kam patinka, yra kam nepatinka, yra tu visą laiką ralyje dvi pusės. Jo, yra heiteriai ir fanai. Jo, tai sakė, po ralio Urėdas sako, negreideriokit kelių, aš įsikviesiu auditą komisiją ir tikrinsiu, kokias jūs padarėt provežą, žinai. Tai organizatorius sako, o tai kas mašina sulaužyta, sako, jūs kompensuosit, sako, už tą. Nu, taip, žodžiu. Tai ten toks mini konfliktas yra, iš tikrųjų sunku organizatoriams, bet jie kažkokį tai rado kompromisą, kažkurių greičio ruožų neėmė, kažkurios paėmė, todėl tas kilometražas truputį ir sumažėjo. Koregavosi. Jo. Ką galiu dar pastebėti, iš grido, iš starto buvo šiek tiek mažiau automobilių negu pirmuose etapuose, nes kai kurie sudilo Zarasuose. Jo, ir nespėjo atsiremontuoti, labai gaila, Tomo nematėm. Jo, tai nematėm pagrindinių dviejų lyderių, Tomo Žekonį su Evaldu Kvederiu. Jo, ir Karašauskas su BMW. Jo. Ir Toyota Selikas Tomas Rakauskas irgi gaila, toks visai greitėjantis ekipažas buvo. Tai ir dar kitų ekipažų, kuriems nepasisekė. Biudžetai, visi suprantam, kad mini ralyje nėra rėmėjų ir visi tos biudžetus užsidirba patys. Taip. Arba mama, tėtė gal kažkiek duoda ir atsiremontuoti automobilį iš tikrųjų yra gan sudėtinga ir gali būti, kad jie tik pasirodys ir kitais metais, net kitame ralyje galbūt jų nebus. Taip, tai dėl to truputį gaila ir ką žinau, ar čia reikia kaltinti organizatorius, kad padarė tokius greičio ruožus, kaip čia lietuviškai išsireiškus, zapadlistiškus Zarasuose, kurie nepatyrusiem lenktynininkam turi būti buvo iššūkis. Bet šitam ralyje irgi buvo keletas tokių greičio ruožų, kurie buvo labai klastingi, su klastingais posūkiais. Esu važiavęs tuos greičio ruožus, kaip pats irgi pradėjau savo karjerą. Vykdavo Širvintų raliai ir keletą ralių buvo vienas ar kitas greičio ruožas iš tų laikų. Tai irgi būdamas kaip ir pradedantysis, važiavau šitos greičio ruožus, jo tada jie atrodė baisiai, kaip sakyti, ir buvo tą atlaikyti greičio pedalą miške, kai tu pilnai net nesupranti stenogramos, tai buvo... Ten siaura, medžiai prie pat, greitis didelis, posūkiai greiti, važiuoji, neatleisi gazo dėl to, kad tau baisu, važiuoji vis tiek pilnais. Taip, tai iš tikrųjų buvo tų keletą avarijų ir šį kartą, bet galbūt jos nebuvo tokios skaudžios kaip praeitame ralyje. Ten buvo labai tokių keletas tipinių posūkių, į kur sukrito po kelias mašinas. Jo, tai bet pažiūrėkime ir į Larčą. Larčia irgi nebuvo tokio ralio, kad kas nors neapgriūtų, kažkas nesugestų ir kokie 20-30%, būna kartais ir 50% automobilių nefinišuoja. Tai čia suprasim, kad tai yra ralio dalis ir be to tai yra neišvengiama. Jo, kaip ir kažkada jau esu minėjęs ir dar kartą pakartosiu, Darius Besėdžius sakė,
metų biudžete turi įsitraukti vieną stogą. Jeigu turi 2 stogus, vadinasi, tu minusė. Jo, čia labai gera filosofija. Jo, tai kad einat, kaip sakyti, karą, žinau, kad bus aukų. Gali būti ir sužeidimų. Tai bet kokiu atveju nebus nelūžusių automobilių, nebus neapdaužytų automobilių ir taip toliau. Todėl, kad čia yra ralis, ne šachmatai, sako Vytautas. Jo, automobilį vis tiek suprasim, kad yra tai metalo gabalas, kurį galbūt anksčiau ir vėliau suremontuosim ir patvarkysim ar nusipirksim kitą. Svarbu, kad būtumėm patys saugus, sveiki, nesusižalotumėm ir grįžtumėm sveiki namo. Jo. Dėl dalyvių. Svečių įskaitoje vėl važiavo Ramūnas Čepkauskas, kaip visada Mineralyje, bet vietoj to, kad pasisodintų savo sūnų Titą, pasisodino Kastį Torau. Jeigu kas nežino, tai Kastis Torau yra ilgametis šturmanas, daugybėje ralių ir nemažai sezonų važiavęs ir Lietuvos ralio berods absoliutus nugalėtojas irgi kaip šturmanas yra. Ar bent jau prizininkas, tai tikrai? Dėl absoliutus nugalėtojų nežinau, bet jo, Deivido Jociaus šturmanas. Atsimenu tikrai vieną ralį, kada jie laimėjo, man atrodo, su Deividu, tai bent jau ralio nugalėtojas jisai yra. Jo, tikrai patyręs greitas šturmanas ir nežinau priežasties, kalbėjai su jais, kodėl čia Kastis kaip sugalvojo? Kastis laiką, aš būtent dabar kaip ir jisai taip nutilėjo, bet jis visą laiką jam traukė tas jo pabandyti ir manau, kad Ramūnas galbūt pasiūlė, atsirado proga, nedidelis iššūkis, mineralis, nedaug kilometrų, kodėlgi ne? Jo labiau, kad Kastis kiekvienam larčio etape yra kaip lasvo stebėtojas, tai iš principo jisai dirba darbą, o čia jisai niekas turi laiko, galbūt laisvas savaitgalis. Ir visai smagi pramoga. Ir užbėgant įvykiam už akių, į vienus vartus suvažiavo, atbaudė visus ant daug. Bet to ir buvo galima tikėtis, nes panašaus kalibro lenktynininkų nelabai nebuvo, apart Arūną Vaičiūną. Su mama. Jo, bet apie tai čia atskirą galima laidą sukurti. Tai yra, wow, ta prasme, Arūnas Vaičiūnas pirmą kartą Zarasuose pasisodino šalia mamą, Danguolė, man atrodo, kuri 86, man atrodo. 87 metai. Būtent Arūnai šį savaitgalį buvo 61 metai gimtadienis, tai įsivaizduokit, mama pagimdė jų nemažiau kaip prieš 20 metų, tai prieš 26, tai mamai dabar 87 metai ir aš ją truputį kalbinau, jinai visiškai blaivaus proto, dar tokia azartiška, sako, dar jinai motyvuoja Arūną, sako, Arūnas, aš jau senas, ką? Tu senas, aš nesenas, sako, tu senas, tik staigiai, žinai, varom į ralį, ten tokies užsidegimų, viskas gerai, žinai, taip, šakės. Absoliuti pagarba, ta prasme, kad moteriškiai, aš galvojau vienas kartas, viskas ok, močiutei, patirčiai, žinai, kad pajausti, kas tas yra, ką sūnelis čia 40 metų veikia šitam gyvenime. Bet ne, jinai ir antrą ralį varo ir dar po pirmo ralio, po finišo klausiu, kaip, ponia Ona, kaip jums čia sekėsi. Sakė, man labai patiko, aš net paskaičiau. Bet įsivaizduokit, žmonės tiek net negyvena. Nekalbu apie kaulus sudilusius ir panašiai, kur krado tome automobilį. Pilna entuzijazmo, patinka tai, ką daro, čia yra wow. Tai yra neįtikėtina. Apakis, iš tikrųjų. Kaip Slutskai sakiau, žiūrėk, sakau, tu dar turi laiko važiuoti, nes tau tik pusė tiek, kiek jie įsakau. Tu dar naujokas, 40 metų gali varyti, žinai. Iš tikrųjų, smagu. Jo, labai smagu. Ir jo, Ona Danguolė jinai. Ona Danguolė. Antroje vietoje dar vienas svečias. Ta prasme, gerai, kad jau pradėjom apie tai, kaip baigėsi ralis, tai pirmi 3 yra svečiai, kurie laimėjo šiame ralyje, ir paskui apie juos jau pamiršim. Tai antroje vietoje Aurimas Buteikis su sūnum Kipru, sūnui, nežinau, ten 12 gal kokių. Sūnui pernai buvo kaip tik per Ukmergės ralį gimtadienis, suėjo 14 metų ir pernai jis išturmanavo irgi tėčiui ir gimtadienio proga jam kaip tik buvo galima važiuoti. Tai jau po metų laiko jie dabar sėda, vėl kartu važiuoja. 15 metų. Ir jie liko antri, bet aišku, tai yra jų absoliučiai namų kiemo ralis, kur popietiniai greičio ruožai, kaip sakė Aurimo kitas sūnus Markas, kad tai yra tie ruožai, kuriuos jie žino užsimerkę mintinai. Tai čia yra jų treniruočių greičio ruožas,
kurį jie visą laiką, kaip sakyt, pasibandyti ar automobilį, ar šiaip pravažiuoti prieš varžybas, pasitreniruoti, tai būtent tai yra tas greičio ruožas, kuriame jie treniruojasi. Tai jis galėtų užsimerkęs vienas važiuoti, žinai. Jo, tai natūralu, kad jie liko antri, nepaisant to, kad tai yra galiniais ratais varomas automobilis. Jo, berods 4 greičio ruože jie nuo Ramūno Čepkauskas liko tik tais 1 sekundę kažkas tokio. Prašau. Tai va, tada kas dar įdomaus buvo? Kas įdomu? Pirmas greičio ruožas, pusė greičio ruožo kroso trasa. Labai gerai žiūrovam žiūrėti, labai patogu, ant kalniuko atsistoji, ten praktiškai minutę laiko. Tiesiog žiūrėjau, nes labai gerai matosi, kas minutę startuoja ekipažai, mašina dingsta iš tavo akių, startuoja sekantis. Ir tu visą laiką matai actioną, žinai. Labai patogu žiūrėti. Aš šį ralį pasirinkau kitą žiūrėjimo tašką, kadangi aš pernai buvau kroso trasoje, jau man buvo nebeįdomu. Pasirinkau antrą greičio ruožą, jis buvo naujas, nevažiuotas ir galima buvo tikėtis klaidų, ko pasiekoje taip ir atsitiko. Ir jis buvo vieną kartą važiuojamas, gan minkštas, bet konfiguracija visai tokia įdomi, miško keliukas ir buvo toks vienas posūkis per kalniuką ir ten toks palaidas kaip ir smėliukas, tai berods to posūkio neišėmė apie 7 automobiliai nuvažiavo, bet palei medį pravažiavo, tai nežinau, virš 10 tikrai, nes aš pusę greičio ruožo žiūrėjau vienai vietai, paskui pusę tenai, tai žodžiu, chebra jau buvo ten pasiruošę jau diržai, jau viską tim, sakė, dabar aš netrauksiu tavo eilė, dabar tu trauk, sako. Jau žodžiu, atidirbė sistemą ir bet faina, kad ta tokia tradicija, kad žiūrovai eina su diržais, ištempinėja nuolatos, kaip Suomijoje tos tradicijos. Jo, tai žinai, aš ir galbūt šitą vietą, kai jau žiūrėti tą vietą praėjau, bet hebrytė stovėjo, sako, Giedriau, čia paslik. Sako, einu, dar ten pažiūrėsiu. Aš ten pažiūrėjau kažkiek mašinį, man rašo žinutę. Atliek čia, sako, traukti. Nepamirškite. Tai žodžiu, bet pas kažkai jau nustojo tie automobiliai, jau ten palipat važiavo kristi. Sako, gal tai jau išeik, sako. Jo, tai man kroso trasa patinka ta prasme, kad ten yra iš principo visi posūkiai labai atviri, tu matai, kur važiuoji ir ten labiau matosi meistriškumas vairuotojo ir tai, kiek jis jaučia tą automobilį ir kiek jis įvaldo ir kiek protingai važiuoja. Tai šiaip, buvo įdomu pažiūrėti, nesakysiu aš čia nieko, nei kažką girsiu, nei kažką kritikuosiu, nesu specialistas, bet labai matosi skirtumai. Aš važiuoju. Ir tarp trajektorijų, labai skirtingom trajektorijom kartais žmonės važiuoja, kai kurios, mano manimu, prasilenkia. Tai nereikia kroso trasos, aš miške žiūrėjau, kad yra kas vidinė dalim visą laiką važiuoja be trajektorijos. Tai esu važiavęs tą kroso trasą ne kartą ir man nėra tai tikras greičio ruožas, kur galėtų atsiskleisti stenogramos ir panašus dalykai. Ne, ten tik tai, kaip tu sugebi valdyti automobilį, kaip jį jauti. Jo, ten galim visai nesunku tą trasą išmokti ir tą posūkį, bet ten visokių vyksta renginių, Subaru klubas daro renginius tai ir panašiai. Ten daugeliu iki skausmo pažįstama, nes ten realiai... Jo, bet kaip apšilimui, gal pirmas greičio ruožas, įsivažiuoti tempą. Labai gerai, toksai, kad, sakykime, visiems būtų apšilti pats tas. Labai logiškai padaryta, kad taip pirmas. Aš dėl to labai irgi džiaugiuosi. Beje, antram greičio ruožė, Vidijus Vaštakas nusilaužė amortizatorių kažkokiu būdu, jis ten toks įspūdis, kad pats nulūžo kažkodėl. Nepaisant to, tam greičio ruožė jis buvo 3 bendro įskaitoje tarp visų mineralistų. Tada 3 greičio ruožą sugalvojo pravažiuoti susirišę diržais tą amortiką, jis neiškristų iki galo iš mašinos. Kažkaip davažiavo, nes servisas buvo po 3. Tai aš mačiau, antrame greičio ruože stovėjau, tai jau antroje dalyje jis atvažiavo, nesuprantu, ratas atvažiuoja, šitaip, guli beveik. Kas čia daras, duoda gazą, pasuko vairą kitą pusę, taip ratas, sakau, viskas tikrai nedavažiuos ir ralis baigtas. Tai jie susirišo diržais, prisirišo, susibintavo, atvažiuoju į servisą, užrištas trosas, įkištas raktas, ten subintuotas, normaliai sugipsuotas, su įtvaru, taip kaip priklauso. Bet vis tiek nepasimetė, Hebra. Ervinas. Patirtis, tikrai patirtis Ervino vienareikšmiškai.
Tai... Aš žinau, kad senieji lenktyninkai būdavo, kai vairo traukia, nulūždavo, tai paimdavo raktelį kokį nors ir ten 13, jo, tai jį kažkaip su zatešėm suriždavo, sutraukė, kad kažkaip bent jau vairuodavo važiuoti iki serviso. Jo. Tai va, jie pravažiavo 3 greičio ruožą, gavo ten berods kokią 20 sekundžių, sakyčiau. Atvažiavo servise, pakeitė amortikus, viskas tvarkoja ir galvojam, kad, nu žinai, jam iki 1 vietos, jeigu neklystu, trūko 16 sekundžių. Tai per likusius 4 greičio ruožus, nu taip skaičiavam, kad kilometrą sekundę turi užvežti, kad pagalvotum apie pergalę. Tai berods 5 greičio ruože jis įvežė iš karto 10 sekundžių. Ir pakankamai lengvai nugalėjo. Tai Ervino žodžiais jisai sako, kad 6 berods greičio ruožą jau šypsojausi. Jau buvau laimingas, nesupratau, kad gerai varo. Žinai? Iš tikrųjų, neapsitarbė Ervino įtakos ir jie daug dirba, daug susirašinėja ir tas rezultatas ant jų matosi, nes greičio ruožai buvo sudėtingi. Tamsus miškas, siauras keliukas, pavojingi posūkiai, nematomi, ten su kalniukais visokiais. Ir ten reikėjo labai geros stenogramos. Ir matyti, ta stenograma pas juos veikia ir nereikia nei mokėti mintinai trasos, nei nieko. Tai klausai stenogramos, užtikrintai važiuoja. Debiutantas ralyje, jiem visi raliai pirmi. Jisai neturi nei vieno žinomo greičio ruožo, ką jis galėtų mokėti užsimerkęs. Tai čia galim bet būtent ir sakau, kad pas juos stenograma veikia ir buvo sudėtinga trasa, sudėtingas miškas, kur jiem davė privalumą, nes jie labai gerai supranta stenogramą. Tai galutiniam variantui jisai liko 5 bendro įskaitoje tarp mineralistų ir 1 savo klasėje, kas yra visiškis kosmosas. Jo, su nulaužtu ratu. Aš ratu pavažiavęs 1 greičio ruožą. Jo, aš irgi žiūrėjau 5-7 greičio ruožą, žiūrėjau miške, kur toks, gal sakyčiau, vienetas ilgas ir tada špilka. Bet tokia atleki po tiesiosios ir nematai, kada jinai prasideda. Po velniais. Ta prasme, toks įspūdis, kad jie važiuoja be stenogramos kai kurie nežino, ką ten veikia, iš vis nežino, ką ten veikia. Vienas iš vis pabandė važiuoti tiesiai, nors ten jos to žmonių pilna, jis dar gazuoja tiesiai vairą, nesuka, ko jau tikrai pamatė, ne čia. Okay. Sustojo, pasuko. Bet ten, aišku, ir Ramūnas Šepkauskas. Jo, aš turiu pasakyti, kad kažkaip video mačiau, kad ir Ramūnas prašovė. Ten jis irgi prašovė žiauriai. Tai, su stenogramom dar jiem reikėtų daugeliui padirbėti. Čia dažniausiai būna problema, kad stenogramai atstumai. Netinka atstumai, neteisingai užrašyti metrai ir nesupranta, kad per tiek metrų nesustosi. Ir jeigu ten pas tave 20, tu įsirašai 60 ar 80, pats supranti, kad per 20 metrų nesustosi, jeigu tu važiuoji 150. Taip. Mane tik sakau, labiausiai nustebino tai, kad jau akivaizdžiai matosi, kad ten nėra kelio, jie vis tiek dar atvaro gazuodami ir kai jau visiškai mato, kad viskas, tada tik tai pradeda stabdyti. Aš irgi vieną vietą stovėjau, žiūrėjau 4 greičio ruože, tai buvo toks irgi pasukiukas ir toks pasukiukas išsitiesina, bet toks beveik tiesiai, bet krūmas užstoja. Tai daugelis stabdė. Vienas kitas, kuriam neužsidėjo stopai, viskas pagal akis, stenogramą nepasitikė arba labai mažai. Ką matau tą važiuoja. Tai tas ir yra bėda. Reikėtų palinkėti ypač antrai pusiai tų dalyvių, aišku, visišką pagarbą už entuziazmą, už tai, kad jie važiuoja, tikrai labai faina, bet hebra, pas bet ką, galit Giedrius neprašyti, galit paprašyti bet kurį kitą Larčo dalyvį, kuris tikrai bent jau iš entuziazmo arba už simbolinę ten benzino kainą sutiks jums padėti susirašyti stenogramą, pasibandyti, suprasti, ką jūs darote ir ką jūs darot ne taip, teisingai? Jo, nes ralis yra ne tik varžtų sukimas garaže, turi dar ir treniruotis. Aš kaip ir sakau, ar futbolo, ar krepšinio komandos, jie kiekvieną dieną eina rytą vakare treniruotis. Tai jūs nors vieną kartą prieš šalį išvažiuojate pasitreniruoti stenogramos, kur tikrai kainuoja jums 20 litrų benzino. Taip, ten nereikia drožti keliu susirašinėjant. Važiuoti pagal taisyklės. Jums važiuoti pagal taisyklę, žvyrkeliu ir tiesiog bandyti susirašinėti tą stenogramą, pravažiuoti dar kartą pasitikrinti, atmušti akį dėl atstumų, dėl posūkio kampų ir taip toliau. Tai absoliučiai elementarios taisyklės. Ir aš garantuoju, kad absoliučiai didžioji dalis mineralio dalyvių smarkiai pagreitėtų.
faktas, vienareikšmiškai. Prie rezultatų. Tai laimėjo Vytautas Venclovas, Darius Akelaitis tarp mineralistų. Super. Jo, ir gražiai važiavo, aš tikrai žiūrėjau, Jo, tai gražiai važiavo. Verti pagirų. Taip. Antri irgi, superiniai. Šitie bičiai man labai patinka. Tai Andrius Grigaitis, Mantas Elsbergas su BMW kupoje. Jo, iš pradžių jie kažkaip pirmą kartą, kai aš žiūrėjau, tai jie taip nieko manęs kaip ir nenustebino, tačiau taip vidutiniškai pravažiavo ir jų laikas buvo gal 5 ar 6, ten aišku vieni kitų labai buvo arti. Jo, jie labai arti. Jo, po 3 greičio ruožų, jo, bet jų nebuvo, jie gal buvo 5 ar 6, kaip sakau, bet po to, po pertraukos, kaip tam miške pamačiau, kaip jie važiuoja, kaip jie nuo krašto iki krašto tą savo BMW paleidžia, žinai, tai jau supratau, kad mina, žinai. Jo, aš juos atkreipiau ir pirmam ir antram etapė dėmesį, tikrai labai drąsūs vaikinai, labai greit važiuoja, entuziastingi ir matyt, kad ir treniruoja. Jo, ir sakym, po 3 greičio ruožų vis atvažiuodavo, žiūrėdavau Subaru, ten BMW vėl Subaru. Tai jie pagavo tokios Subaru kaip su Tautvydu Narušiu, kuris jau, kaip ir, sakykime, antrą ralį važiuoja po pertraukas, bet vis tiek važiavęs Larčia ir tikrai pasitas patirtis kaip ir... Žinoma, neįkainojama. Jo, turėtų jis kaip ir greitėti, bet jį pagavo, tai nežinau, gal turėjo kažkokių tai techninių gedimų, sunku pasakyti, bet... Tautvydas, kiek aš žinau, su nauju šturmanu visiškai važiavo, tai galbūt dar ir tas yra... Gali būti, bet faktas, kad kalbant apie Grigaitį, tai labai gražiai važiavo. Jo, tikrai gražiai važiuoja, valdo mašiną, drąsiai važiuoja, matosi, kad su stenograma važiuoja, tikrai pagarba. Ir beje, Jonas Miknius, svečių įskaita, Larčio dalyvis, BMW kapo, jis buvo irgi pagautas, ta prasme, Andrius Grigaitis jie aplinkė šitame etape, tai super. Nu jo. Ir Vilmantą pateikimą jie irgi aplinkė. Nepaisant to, kad Vilmantas nuo pirmo greičio ruožo važiavo ant jo su nuspjovė šlangą turbino. Pirmame greičio ne, bet būtent antrą greičio ruožą aš kalbėjau su juo. Starte, kai vadinamas būna interkuleris, uždėtas žarnos su užtraukėjais, vadinamas hamutais medaliniais, ne? Tai kažkuris hamutą nuspjovė ir jisai nebeturėjo turbo galios, gavos kaip atmosferikas, bet dar blogiau, gal sakykime, kai toks, tai jisai pro mus pravažiavo labai parpsėdamas ir negreitai ir ten išvaistė daug brangaus laiko. Jo, jis paskui galbūt ir vyjasi, bet jam neužteko. Jisai aplenkė Narušį. Irgi. Tai va, ir tada 5 Ovidijus Vaštakas ir 1 vieta klasėje, valio. Iš tikrųjų, Ovidijus irgi tame miške, kaip aš mačiau, tai tikrai drąsiai, plačiai, nematomi posūkiai, jokių nereikalingų stabdžių. Bet čia jau darbas su šturmanu ir treniruotis, tikrai atidirbta stenograma, drąsiai, pasitikė savim, pasitikė šturmanu ir tas labai jaučiasi. Beje, aš norėčiau paminėti Vilmantą Karalių su tokiu senu baltu Civicu, kuris finišavo iš karto už Ovidijaus Vaštako, ten pralošė 4 sekundės. Irgi dar vienas daiktas, kuris važiuoja ir ant 2 ratų ir visai. Ne, iš tikrųjų, gražiai jis tą Civikiuką leido ir jisai dabar važiuojas, irgi pasiėmė šturmaną, yra Buteikė. Jo, Marka Buteikė. Tai jisai pasidalina savo patirtimi, stenogramą ir matytas irgi duoda savo irgi tobulėja. Tai va, ką žinau, daugiau tai kaip ir tiek iš mano pusės. Buvo gal tų tokių greitų automobilių, netgi ir pačiame gale žiūrėjau, bet matyt kažkur prisidirbo, kažkur įkrito ir kurie galbūt neparodė savo potencialą ir gero rezultato. Nieko nepadarysi, bus tų ralių, kaip sakyti, visą laiką... Taip, visada yra kur pasitaisyti. Jo, taip pat ir mums, kaip sakyti, irgi būna visko ir nuleidžia ratą ir sugenda šiaip technika ir būna ir avarijų, tai... Aišku, ir dabar buvo tų nelaimėlių, mačiau ar 5 ar 7 greičio ruože 2 automobilių stovėjo tom pačiam posūkyje su palamdytais stogais, gaila jų, bet svarbu sveiki gyvi ir... Deivido Gizevičiaus tėvas, ne? Su lašu. Jo. Irgi atvažiavo po 3 greičio ruožų po stogo, tiesa, netęsė ralio, nes visi ratai žiūrėjo į visas 4 pusės. Ta, ką dėt aš atsimenu, aš kai pradėjau važiuoti ralį, tai jis jau važiavo prieš mane 2003 gal metais. Jis dar vis gyvas. Tas pats kadėtas, tai įsivaizduok, žinai. Tai... Jo, tas mėlynai geltonas, aš atsimenu. Jo, tai tėvukas įsitraukė, dabar jaunimas, parodykite jums, kaip reikia važiuoti. Nušmirgeliavo rūdis. Jo, aš čia tą karjerą žinau.
tuoj. Sakė, atvažiavo tiesiog, buvo ta forma sankryža, neužsukam, sakė, bam, sakė. Jo, bet jisai pasakojo, kad vienas ratas kažkaip nestabdė, tai žala su vienu ratu sugebėjo važiuoti, o jisai nepavyko. Matai, žinai, kai nežinau, kaip škodais vienu ratu, bet kadėta, kai stabdai prieki varomą, tai slaik traukia tave į vieną pusę, žinai, tai, nes galė dažniausiai tie stabdžiai neveikia, nes ten užpuvę būna viskas, tai... Nu, tai turbūt vienu ratu stabdė. Jo, greičiausiai. Žinai, kadėtas iš lašo formos virto ašaros formą. Jo, kartuotas biškiai atliko, nu ką darysi. Bet sakė, nieko, čia biškiai špakliuko, patvarkysim, bus gerai. Turbūt šruotė... Šiemet dar važiuosi, nu gal nebe, sako. Turbūt šruotė tokių kėbulų jau nelabai rasi. Lemba jau deficitas detalė turėtų būti, nu. Tai va, tai čia iš tokių linksmesnių, o šiaip tai geras ralis. Šiaip tai žiauriai fainas tas mini ralis. Wow, dalyvių daug, visokiausių, tos įvairios markės. Labai įdomu žiūrėti. Tie patys Sabai. Sabas ten prieš tai ankstesniuose etapuose Mersas yra važiavęs, dabar kažkodėl nevažiavo. Ladų pilna. Jo, Lados ten 5 ar net 7, kurios, nu okei, ten kai kurias žiūrint norisi truputį verkti, bet jos važiuoja, bet jos dalyvauja ir tas yra labai faina. Jo, iš tikrųjų, nu, džiaugiuosi iš tikrųjų, kad daug dalyvių. Jie stengiasi, vieni daugiau, kiti mažiau, bet galbūt suprantamai nėra laiko ar nėra finansų kažkokių tai, bet iš principo ta bendruomenė, ta pradedančiųjų, jinai auga ir jau ten kai kuriuos reikėtų atrušiuoti, vyriukai jums čia šiemet paskutinį metą. Jo, tu čia, nes žinai, kai kurių lygis tikrai smarkiai pakėlęs, taip. Bet ta sinergija, žinai, važiuoja jauni, visiškai nepatyrę, naujokai, šalia retro klasė, veteranų klasė, kurie visiškai patyrė, gali ir patarti, ir padėti. Nu, toks bandokas, kai važiuoja Balekavičius, tai jie vadinamas Tarybų sąjungos laikais važiuodavo, žinai. Taip. Jo, ir jie kažkur turėjo tą žiguliuką, išsitraukė, nuvalė dulkes ir dar, negaliu pasakyti, kad negazuoja, žinai, pagarba jiem. Tai... Nu, yra už nugaros palikę tikrai daug modernesnių automobilių. Jo, nu iš tikrųjų tai fainiai vis tiek, žinai, ta klasika, kaip sakyti, ištraukė. Tai kitas etapas vyks Plungėje po mėnesio. Kviečiam žiūrėti ir kviečiam atvykti į šį savaitgalį į Mažeikius. Pasižiūrėti VRC lietuviško etapo. Tiesa, automobilių VRC sumažėjo lygiai 2 per keletą dienų, nes po savaitgalio turėjo būti 2 Hyundai VRC automobiliai, ne? Jo, turėjo būti Thierry Neuville ir SAP. Thierry Neuville automobilį sudilino, suėdė, išardė į gabalus. Jau daug kas turbūt matėt jau internete. Jo, Estijos ralyje, jo, pilnas internetas tų vaizdų, čia žiauriai skaudžiai. Ta prasme, žiauriai skaudžiai. Nežinau, liko tik tai karkasas, lankai tie vadinami. Man labai įsiminė vieno esto, einant filmuoja, dejuoja ir čia kažkoks kėbulo gabalas, čia ratas su amortiku, čia dar kažkokia detalė ir ten gale griuvina visiškai. Jo, ir žiauru. Tano, kad tai tokia klaida, nu kažkaip tai nebūdinga. Pirmas visavertis greičių ruožas, ta prasme, antram greičių ruožė. Man toks jausmas, kad jam buvo slidu ir per trampliną kažkaip išlengvėjo galas ir jį pradėjo sukti ore. Ir jis leisdamas susuko vairą į... Ir jį pakėlė du ratus. Apsuko. Aerodinamika visiškai neveikia panašu, nes per stačiai užvažiavo. Jo, aerodinamika važiuoja tam tikrų kampu, paskui už šoną nebeveikia, jo, ir jam pradėjo suktis automobilis. Tai... Nu labai gaila, iš tikrųjų, kad turėsim tik vieną VRC automobilį, bet geriau vienas negu nei vieną. Jo, bet kokiu atveju atvarykit pažiūrėti į Giedrių Notkų. Jau yra tarkite starto tvarka, tai pirmas važiuoja SAP Kalapė. O kodėl jis ne paskutinis? Pirmą kartą į Lietuvą važiavęs. Antru startuoja Vladas Jurkevičius ir mes startuojame 3 numerį. Atvažiuoja Vaidotas Žala, kuris startuoja 4 numerį su RS automobiliu turėtų būti, su nauja Škoda RS. Bent jau paraiškoje taip užsirekomendavęs, užsirašęs. Tai irgi vėl naujas automobilis, Lietuvoje nevažiavęs. Tai bus gražu pasižiūrėti, koks jo potencialas. Labai įdomu. Kiek jisai mums kraus tų sekundžių į kilometrą. Galim bus paskaičiuoti ir padiskutuoti ateinančioje laidoje. Taip. Tai susitiksim Mažeikiuose, varykit pasižiūrėti VRC-škės ir kiek jinai čia bus lėtesnė, kiek lietuviai čia jam užkraus malkų. Pasimatysim ten, pačiai tolimiausiai Lietuvos vietai. Jo, bet iš tikrųjų tai yra 3 Lietuvos etapas.
vėlgi susirenka daug dalyvių, daug stiprių dalyvių, pirmas 10 vėl labai stiprus. Emilis Blumsas atvažiuoja šį kartą su Varžos Hyundai'um. O, ir dar įdomu, dar viena tema, kaip jisai atrodys. Išlipęs iš Mitsubishi Hyundai. Kaip jis iš tos karvės išlipęs atrodys visai kitokiam automobiliui. Jo, tai aš galvoju, jis turėtų važiuoti Martino Samsono greičiu, tai dar tarp lyderių turim vieną greitą lenktyninką, dar aršesnę kovą čempionate. Ir žiūrėk, ir tarp tavęs ir Vlado turit po pergalę. Taip. Įdomu. Labai. Tai va, dabar atsirado žmogus, kuris gali dar vienas įsimaišyti. Jo, ir Vaidas, ir Emilis, tai žodžiu, bus labai įnirtinga kova. Geros jums kovos, gerų vaizdų šį savaitgalį, susitiksim netrukus. Čia. Beje, Ate. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit, klauskit manęs, Giedriaus klauskit bet kokių klausimų, į visus atsakysim. Nebūtinai tiesą, bet atsakysim, ne? Taip, būtinai. Čia. Iki, ate. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.